pašaukimo klausimas dažniausiai iškyla dviem atvejais. Tai pirmas atvejis yra tuomet, kai žmogus savo pasirinkimu turi išeiti už to bendrai priimtino, patogaus, visuomeniai vertinamo lauko. Sakykime, 6., 7., 8. nėštumas mamai ir aplinkinių spaudimas, kam tau čia tiek tų vaikų reikia. Na, tikriausiai prasideda jau nuo 3. ar 4. Arba žmogus, kuris iš tikrųjų yra labai gabus, galintis labai daug nuveikti kažkokioj profesiniai srity, atsisako tos profesinės srities ir renkasi kažkokią tai kitą. Ir tada klausia, o kaip čia tu? Ir žmogus tada savo viduj, jisai bando atsakyti į tą klausimą, kaip aš čia, ir supranta, kad tai yra jo kelias, kad jo sąžinė, jo vidus, ar jeigu yra tikintis žmogus, kad Dievas jį taip veda. Kitu atveju pašaukimo klausimas iškyla, kai žmogus renkasi ypatingą kažkokį tai kelią,